Ar iš tikrųjų išskirtinė visuotinė vertė yra unikali? Tai vat specialiai iliustruoju šitą savo skaidrę, visiškai ne iš Kuršių nerijos nuotrauką, iš Fischland, Dars, Zingst, Nerijos, Šiaurės rytų Vokietijoje nuotrauką. Ir patikėkit, Arenshope ir žirgeliai, ir lėkiai, ir šiaudiniai stogeliai, viskas kaip Kuršių nerijoj. Pasiimkit Detlefsen albumą, pamatysit irgi, kad nieko unikalu, kas parašyta, kad Pamario gyvenvietės, panoramos, siluetas, aš raudonai išryškinau, apsauginis, nieko nėra unikalu Kuršių nerijai. Vėlgi, jeigu dės leisime vieną žodį iš tos perspektyvos, aš pastoviai visą laiką, žinot, mums lietuviam nesvetimas tas toks, pasididžiavimas savo praeitim gilę, mes čia nei Suomiai, nei Estai, nei Latvija neturi tokios praeities, bet tas mums uždeda žiaurų štampą. Mes viską matom labai unikaliai. Mes turėjom karalių, bet tik vieną valdovą, kurį vadinam didžiuoju, tai Vytautą Didįjį, bet irgi tik vieną. Turim vieną Kopagūbrį, bet tik vieną net klifą, vieną jūros klifą turim. Ohoho, tai bent. Vieną didelį kurortą. Man tik mislė, kaip profesoriui iki šiol neįminiau mislės, kodėl du turim kurortus, mineralinių vandenų kurortus, Birštoną ir Druskininkus. Vat kodėl du, tai čia didelė mislė. O šiaip viską po vieną. Ir dėl to mes labai įprantam aš savo studentams draudžiu sakyti žodį vartoti unikalu. Ant unikalaus piliakalnio pasilipėję unikalų stebėjimo bokštą. Prieš mus atsiveria unikalus žvilgsnis į unikalų upės vingį. Viskas unikalu. Tai vat, tą turim užmiršti. Bet nebijokit, prieisim ir prie pozityvo. Čia tiesiog norėjau šiek tiek tokio šalto dušo, kad ir Jachmanas, ir Viktorfas, ir visi kiti. Jiem tai buvo. Užmiršom Humboldtą, kuris rašė savo broliui, kad reiškia, kad žinok, čia taip unikalu, kaip nei Ispanijai, nei Italijai taip nėra unikalu. Tai va. Tai toliau, ar autentiška? Vat labai geras pavyzdys iš Pervalkos. Matėt dvi sodybėlės prieš tai būsiam pranešime, kaip atrodė Pervalkos tie vargani pustomi nameliai tų kopininkų, kaip jie žiūri. O čia, tai aš irgi studentams duodu užduotį rasti 10 feikinių dalykų. Ten ir plastikiniai langai, ir visa kita, ir tūriai, gabaritai visai neautentiški. Dėl to, vat kolega, kaip sakėt, iš paveldo komisijos, kad sunku yra įstumti tos objektus į tikrai autentiško paveldo sąrašus. Architektūros, visa kita. Ten, jeigu norit pamatyti, kaip atrodo tokio tipo miesteliukai, kurie yra autentiški, unikalūs ir sąmoningai saugomi senuose turguose, bet mano ūgio žmogus ten gali pastovi galą prasiskelti, nes jie mažiukai yra. Tai Dragør prie Kopenhagos oro uosto. Tai ten jie specialiai sąmoningai menininkų koloniją saugo taip, kaip buvo prieš 150-200 metų. O ten autentiška, unikalu. O čia ne autentiška, ne unikalu. Bet tada toliau einam. Trumpai stengiuosi. Kas yra autentiška ir unikalu. Čia tik labai sena nuotrauka, jį turiu, kad dabar jau truputį išsivystė ir tolyn jau viskas šitas. Taigi sakau, nes tikrai skaitau pagal tai, kaip apibrėžta išskirtinė visuotinė vertė. Kad unikalios įvairiais istoriniais laikotarpiais susikloščios tradicijos, dvasingumas ir vietos gyvensena. Dvasingumas tokia labai slidi savoka, bet kažką galima būtų su tokiu lietuvišku apsukrumu, gudragalviškumu susėti. Tikrai unikali vieta, kaip prie daugybės draudimų iš garažo paversti į didelę poilsinę, žodžiu, ir toliau, taip toliau, kiekvienas sandėliukas, jis turi savo, tą evoliuciją ir galų galę pavirsta į tikrai gražų, puikų kurortą, kuriuo dabar visi džiaugiamės. Pažiūrėkit, dabar ekskavatoriai, ten visa kita, o ten 20 metų buvo grumdomasi dėl to, kas ten turi būti ir kaip ten viskas turi būti. Tai va. Aš jaučiu, kad tilpsiu ir dar laiko truputį liks, galėsi klausimą užduoti. Taigi, kas mano nuomonė yra iš tikrųjų, kuo išskirtinė Kuršių nerija, iš tikrųjų kuo išskirtinė. Ir vėl dėkingas Aušrai Fezer, kada jinai mane zyzė, pastoviai, tu mums pasakyk, ką čia saugot. Ir staiga atsidariau tą sąrašą, jau neapsikentęs, kaip tik pataikiau Danijos, reiškia šitos karališkosios Kronborgo pilies. Visi buvot, Hamleto pilis, Elsinoras, puikiai patys matėte ir žinot, ir gidai neslepia, kas ten autentiška, kas neautentiška. Bet su geru gidu einant, tai galima ten, žodžiu, gali, kaip sakoma, stogas nučiuošti, gali įsivaizduoti, kaip Vilniaus valdovų rūmuose. Trečiam aukšte jau gali patikėti, kad esi, kad kažkas čia su tuo Žygimantas Augustas su Barbora išeis iš už kampo. Tai va, tai čia
Tai jie ką parašė, vat ką aš net raudonai išryškinau, turi ypatingą simbolinę vertę. Is of immense symbolic value. Tai vat prieš tai, kai kalbėjau, kai kas sveikinimo žodžius tarėt, dažniausiai kartuojasi žodžiai. Meilė, ten vertė, vėl meilė, žodžiu, mes mylim Kuršių neriją. Tai aš siūlyčiau, čia aišku, čia dabar jau turiu pasidžiaugti, kad kadangi paskutinį kartą dalyvau 15-mečio konferencijai, tai per tą laiką patobulėjo išskirtinės visuotinės vertės aprašymas. Ten tikrai dabar šiek tiek neblogai jau pavyko sudėlioti tam tikrus akcentus. Ir sakau, kada nors gal ta preambulė atsiras, gal neatsiras tam visuotinės vertės aprašyme. Nes čia toks politiškai irgi delikačiai taip suformulavau, kad ypatingos simbolinės vertės kraštovaizdis lietuvių, rusų, vokiečių ir latvių tautoms. Tai irgi toks platesnis rėmas, kad čia ir rusai tilptų, ir vokiečiai tilptų, latvius dar prijungiau kuršininkus. Nes Kuršių kapas latviam, tai čia irgi jau jų teritorija, Kuršių kapas. Tai va. Ir tada jeigu tas būtų simbolizmas akcentuojamas, mūsų meilė būtų, jeigu akcentuojama Kuršių nerija, juk būkim biedni, bet teisingi, mes privertėm rusus saugoti šitą teritoriją. Jeigu ne mes, ne Lietuvos pusė, tai rusai ten būtų, jie ten turbūt malkom sukūrenę, tai nežinau kaip. Bet tikrai tas tada kraštovaizdžio autentiškumas, vakariečiam tai yra labai autentiška, mes taip pat žinom puikiai, kad čia, žodžiu, mūsų pačių susigalvotos gražios tradicijos ir ritualai. Ir gražiai labai kažkada pasakė Algimantas Čekuolis, beje, kuris turėjo savo vilą Pilkaupai, rusų pusėje dabartiniai. Tai jis gražiai labai pasakė, jis mokėdavo pasakyti, kad Kuršių nerija nusipelnė pasaulio paveldo statusą jau vien dėl to, kad mes jie labai mylime. Tai turbūt ir Rėza gražiau nepasakytų tikrai. Ir aišku, bet labai svarbu, kad negalima pamiršti, kad tokia Kuršių nerija, kurią mes taip mylim ir norim išsaugoti ateities kartom, tai yra labai istoriškai vėlyvas ir nuolat kintantis kraštovaizdis. Aš kaip pats tas turiu dar minutę, žiūriu, kad laikas, puikiai čia viskas apie, puikiai technologija, tai aš matau laiką tiksliai, kiek čia man dar liko, tai noriu padaryti tokį, kaip sakoma, coming out. Žodžiu, kadangi aš buvau, žinot, jau turbūt kas nepažįsta, tai kad aš buvau žalesis veikėjas, toks labai čia, bučiuodamas kiekvieną neringos, nežinau, čia medelį, krūmelį, kopą ypač. Tai dabar, taip sakant, dalyvavomės kartu su kolegom projekte tokiam su Pietų Baltijos programos DUNK, kur buvo ar 6, man atrodo, pakrantės kultūrinės UNESCO kultūros paveldo objektai. Ir Pietų Irlandas, ir Štralsundas, ir Vismaras, ir Kuršių nerija be abejo. Tada, tikrai atsivėrė akis ir daug supratau ir, žodžiu, ir tikrai noriu pasidalinti. Tai kad tai yra istoriškai vėlyvas ir nuolat kintantis kraštovaizdis. Tai man tikrai labai daug laiko, kaip tokiam gamtosaugininkui, praėjo daug laiko, kol tą supratau. Aišku, dabar, naujausia problema atsiranda, kaip paveikti rusus karo sąlygom ir ką toliau su jais veikti. Nes mes kalbam lietuviškai, bet čia yra vis dėlto transboundary, kaip sakyti, tarptautinis pasaulio paveldo objektas, tai vis tik tai čia dar laukia didžiuliai iššūkiai ateityje. Be abejo, Putinas neamžinas, Rusija keisis, vėl šiek tiek turbūt demokratizuos, gal tas FSB jau pagaliau su visais galais susierą išrūks ir direktorių nebeskirs FSB Kuršių nerijos nacparkų. Tai gal kažkas pasikeis tame. Tai vėl reikės jau jaunosios kartos pastangų, kad galėtų vėl rusus atvesti į tam tikrą tiesos kelią. Ir trumpai labai apie kultūrinius kraštovaizdžius ir kas tai per dalykas yra. Tai čia jau paėmiau iš UNESCO aprašų šitą visą tokį tekstuką sutraukęs, kad kultūriniai paveldo kraštovaizdžiai yra tokios teritorijos, kuriuose žmogaus sąveika su gamtos sistemomis ilgainiui suformavo savitą kraštovaizdį. Tai yra, ar tai ten miškai, ar tai ten kopos, ar ten žemės ūkio ypač. Čia kalba tik tai apie vieną kategoriją, tai gyvieji kraštovaizdžiai su žmogum. Nes pavyzdžiui, žinot, kad Papuanoje Gvinėjai atrado netikėtai 8 tūkstančių, kad prieš 8 tūkstančius metų papuasai užsiiminėjo žemės ūkiu
kiek ten teisybės, kiek ne, bet reiškia dabar yra saugoma, kaip ten jau unikalus objektas, šiukštu negali nieks ten nieko padaryti, tai vat jau ten irgi jau ten nėra tų dabar žmonių, kurie ten tuo metu gyveno ir kūrė. Tai vat kas labai akcentuojama yra. Tai iš tikrųjų tai pati lengviausia kategorija. Ir vat kaip kolega daktaras Gediminas Rašius, ar prieš 10 metų, kai mes kalbėjom, diskutavom, sakė, atvažiavo ekspertai, numato tą mūsų meilę, spindinčias akis. Bet sako, atvažiavo kopo ekspertai, kopas per mažos. Nes, iš IUCN ir iš ICOMOS, aišku, atvažiuoja. ICOMOSui nėra autentikos. Tai, reiškia, ką čia sako, matom meilę, mes mylim šitą teritoriją. Tai gerai, tai gal būna kultūrinis kraštovaizdis. Tada, reiškia, o tik paskui suformuluokit jūs tą išskirtinę visuotinę vertę, kaip jinai turėtų skambėti. Ir paskui buvo procesas, ten atsirado ir potvinė atoslūgiai taits, dar pirminė variantė, ten paskui ten lėkiai, vėjelentės, dar kol nepavažinėjom, nepamatėm. O dabar taip jau daugmaž taip gan neblogai suformuluoti yra. Nes svarbiausia, dar kartą kartuoju, ne monumentalumas. Čia ne ohoho, ne Egipto piramidės, ne kažkas tokio, žodžiu, ir panašiai. Ir trumpai, jau žiūriu, tas laikas bėga, bet Anglijos ežerynas, nuo to viskas prasidėjo. Tai yra, bet pažiūrėkit, kelintais metais jie pakliuvo į sąrašą. Bet Britai yra Britai, žodžiu, patys žinot, jų tokia, kaip čia, savigarba ir arogancija ir visą kitą, ir jie ilgai ten, jie pradėjo dar nuo 90 metų, jie labai nori. Tai ką jūs čia saugosite, vis saugosite, ar vilą saugosite, mums čia gražiausia teritorija, mes labai norim ją saugoti. Anglijos ežeryną, tas English Lake District. Gerai, bet tada vėlgi ICOMOSas neranda ką saugoti. Po to IUCN'as neranda ką saugoti. Bet vis tiek mes labai ją mylim, mes labai norim. Ir ilgai jie dėrėjosi, aišku, angliška tvarka tai tokia pati, žinot, kada viskas yra iš apačios į viršų, pas mus tai nurodė nestatyti. O ten vis tiek jie dėrėjosi, dar skaičiau šitą ekonominį pagrindimą. Kad bus naudinga ir vietos bendruomenėm ir viską. Ir vis toliau galėsite ganyti ir visą kitą. Bet jie, sakau, labai pavėlavo. Nes dvi tos teritorijos, kurios pirmosios, sakykime, daug kitų buvo, bet mūsų aplinkoje, tai Kuršių nerija ir pietų Ölandas, Švedijoje tai kaip ir dvi tokios sesės teritorijos, arba du broliai, kaip čia pavadinti. Tai čia dabar atidžiai, prašau, kas telefonus maigo, dar ką žiūrėkite į ekraną, nes bus čia įdomu. Čia specialiai ilgai ieškojau, kapščiausi, kol radau. Tai yra didysis Alvaras. Atkreipkite dėmesį. Ir abi teritorijos, ir Kuršių nerija, ir Alvara, ir pietų Ölandas pakliuvo vienu metu. Ir mūsų yra didysis Kopagūbris. Ne šiaip, ne aš sugalvojau Gudelis, ar kažkas sugalvojo, didysis Kopagūbris. Ir ten yra didysis Alvaras. Tai yra daugybė apie toj klintiniai daly, Baltijos jūros pakrančių. Estijoje labai daug jų yra, ir Suomijoje, ir Švedijoje. Bet ten jau alvariukai tokie, alvarai. Yra, reiškia, tas, kur ant klintinio pagrindo labai plonas dirvos sluoksnis ir ten labai daug orchidėjų, kalciamėgių augalų, orchidėjų, ten biologinė įvairovė. Bet svarbiausia, kad švedo siela ten atsigauna. Čia švediškas tas klasikinis, archetipinis žemės ūkio kraštovaizdis, kur tikrai švediškas. Ir noriu iš karto kaip, matote, tolumoje ten karvės, ten arkliai ganosi, bet priekį tai yra tos tokios nuo viduramžių, kur dar iš Ingmaro Bergmano filmų, tos ežios, tos tokios išklinta, kalkakmenė sudėtos ežios, kurios, reiškia, skirdavo ten, kadangi švedai baudžiavos nežinojo, tai kiekvieną savo laukelį turi, pievos bendros, ganyklos, o ten jau kur ten dirba žemė, tai jau savo laukelis, ten jau turi savo teritoriją. Dabar žiūrim, ką turim, kas žinau Švedijoje. Čia yra, atrodo, viena iš teritorijų, matot, ir istorinis paveldo kaimas, ir istoriniai paveldo laukai, ir viskas. Ir čia yra 9 metais, kaip atrodo. O dabar kaip dėmesio, kaip atrodo 23 ta pati teritorija. Matot, pusė ar trečdalis šitų ežių, istorinių, ten visokių viduramžiškų išnyko. O kodėl jos išnyko? Tai, aišku, leidimus gavo, visą kitą, jas tiesiog pašalino, jų nebeliko. Man paskui jau prie Čerkos aiškino, kad, sako, kai kuriais ir pastumėm į šalį, sako, žodžiu, čia tikas verygos nėra, laivininkų nėra. Ir kodėl? Ogi todėl, kad tai yra gyvas kraštovaizdis. Be žmogaus tas kraštovaizdis yra beprasmis. O jie visi įsigijo tos John Deere traktorius ir jiems neįmanoma tiem tuose senuose laukuose viduramžiškose apsisukti. Tai šitas momentas man labai pakeitė mąstymą. Kas yra kultūrinis kraštovaizdis,
kas yra kuršių nerija ir kaip ją saugoti. Tai va, dar turiu beveik 3 minutės. Tai manau, tada pasiūlymai iš to, kas išeina. Paskui jau ten, žodžiu, galėsim per diskusiją padiskutuoti plačiau. Aš ten daugiau idėjų iš Australijos turiu apie tai. Taip toliau. Tai va, pirmas momentas - pripažinti vis tik tai. Turim visi sąžiningai, prisiekdami pripažinti, kad UNESCO statusas pristabdo poilsio infrastruktūros objektų invaziją į šią iš tiesų trapią aplinką. Privalom tai pripažinti ir nuo to pradėti. John Deere čia nereikia. Iš tikrųjų, netgi miškininkų technika drasko dviratininkų takus ir panašiai. Taip, bet antras momentas, kas man pačiam buvo labai svarbu pripažinti, savo pačiam, kad nėra vienos absoliučios tiesos dėl kuršių nerijos išskirtinės visuotinės vertės. Taip, Humboldtas gerai, taip, Jachmanas gerai, Vykdorfas su kitais irgi gerai, Karlheinzas Paulis ir panašiai, bet vis tiek yra kelios skirtingos tiesos ir jos turi sugyventi kažkaip. Kas labai svarbu, ką labai rekomenduoju visiems, domėtis kitų pasaulio paveldo kultūrinių kraštovaizdžių tvarkymo patirtimi. Tai labai svarbu. Čia, sakom, užmirškim, kad mes unikalūs. Mes esam vieni iš ir reikia tą įsirašyti kontekstą pasaulyje. Tas būtų labai visą laiką. Nu ir taip toliau, dėja, vat ką norėjau pabrėžti, kad prieš tai sakė, kad mes vis tiek kuršių nerija neišvengiamai virsta elitinių vasarviečių teritoriją. Ir mes to proceso nesustabdysim. Pavyzdžiui, Suomiai, kada jie planavimo planus daro, tarkim, Salynui, savo archipelagui, jie planą B numato, kad iš viso gali nelikti vietinių gyventojų. Ačiū Dievui, mums dar iki to toli, bet vis tiek čia yra, kaip meras rodo, kad gali visko būti. Nu va, ir tada, kada atsiranda naujųjų vietinių, kad neatsirastų to tokio plasmasinio lėkšto požiūrio, kaip pacitavau, Benai plaukia Nidą, sako, kad ten gražu. Nes visi tą pirmą frazės dalį tik tai žino, kad Benai plaukia Nidą. O kad ten, tom filme originaliam yra, sako, kad ten gražu. Nu tai yra tas, kad neliktų tokio požiūrio iš viso. Nu ir aišku, kas man labai svarbu buvo vėl, kad nebijoti pokyčių. Nebijokim pokyčių. Ir pagaliau, va čia dar į pabaigą, jeigu galima, vedantysis dar pusę minutės. Čia tiesiog įdėjau tokią, mes darėm tyrimus, svečių atsiliepimai apie kuršių neriją, čia anglų kalba TripAdvisor, čia daug ir lietuvių buvo, ir užsieniečių, lenkų, vokiečių, angliškai. Nu tai va, matot, ką daugiausia akcentuoja. Aišku, žino, kad nacionalinis parkas, žino, kad UNESCO, bet kas patinka, ir medinės kultūros Raganų kalno, ir Tomo Mano muziejus, ir va, matot, smėlio plūdimiai, visas toks platus vaizdas, kuriame negalima išryškinti kažkokios išskirtinės visuotinės vertės. Na ir pabaiga išvados, aišku. Taigi, tai yra, ką labai noriu akcentuoti, kad šiais laikais kuršių nerija kaip UNESCO pasaulio paveldo kraštovaizdis yra daugybės prieštaringų procesų sąveikos rezultatas. Ir gerai, kad viena pusė negali primesti kitai pusė nuomonės. Kad viskas gimsta ginčiuose, viskas gimsta grumdymuose ir viskas gimsta tokiam procese. Toliau, kad tas statusas, kad pabrėžiu dar kartą, kultūros kraštovaizdžio statusas yra pasaulio paveldo pakankamai lankstus ir platus paveldosaugai. Čia nereikia apsikabinus kiekvieną ten vinį ar vlėkį ar vijolentę verkti, žodžiu, ir panašiai. Tai yra pakankamai platus. Ir dar man pačiam vis labiau aiškėja, kad nėra tų vadinamųjų gerųjų paveldo sergėtojų ir piktųjų jo niokotojų. Kad tai yra vis tik tai tam tikra, dinaminė pusiausvėra, sakykim taip. Na va, ir aišku, dėja vis labiau skiriasi Lietuvos ir Rusijos požiūris į kuršių neriją kaip UNESCO pasaulio paveldo kraštovaizdį. Ir bijau, kad šie skirtumai ateityje tik didės, bet labai esu optimistas širdyje ir matau gražią bendruomenę, gerą paramą iš Vilniaus. Visi mes mylim kuršių neriją ir manau, kad ta mūsų meilė išgelbės kuršių neriją ir išės ateitį. Taip, kad tikiuosi 50-metį sudalyvauti. Dar kartą sveikinu visus nuostabių jubiliejų.